Labas visiems. Investor LT kanale metas aptarti kelių mums jau gerai žinomų gurų portfelius. Pasižiūrėsime, kokias pozicijas jie praeitą ketvirtį pardavė, kokias pirko, pasikalbėsime apie jų portfelio sudėtį ir jeigu kokia nors kompanija jums pasirodys įdomi, arba sritis, strategija pasirodys verta dėmesio ir norėsis plačiau apie tai išgirsti, gal net padiskutuoti ar pasidalinti, tai kviečiu jūs pabendrauti ketvirtadienio Klausk atsakysiu rubrikoje. Rašykite savo klausimą ar pastebėjimą po naujausių Klausk atsakysiu video ir aš stengsiuosi jums padėti, jeigu tik tai galėsiu. Na, o šiandien aptarsime 4 portfelius, tai Warreno Buffetto, Billo Ackmano, Michael Burry ir Ray Dalio. Apie visus juos yra kanale atskiras video ir kas žino šios investuotojus, tai tikrai pasakys, kad visi yra labai įdomios asmenybės, kadangi visi yra seni vilkai investavime. Tai per laiką ir mes galėjome susipažinti su jų gebėjimais ir su jų sėkme investavime. O tiems, kas jų nežino, tai kviečiu susipažinti. Šio video aprašyme jūs rasite nuorodą į tą grojaraštį, kuriame atskirai aptariamas kiekvienas šių investuotojų. Ir ne tik mano minėtieji ten bus, bet ir žinoma kiti. Žodžiu, šio video aprašyme jūs rasite daug naudingos informacijos, todėl pasinaudokite. Pradėkime nuo Ray Dalio sukurto Bridgewater Associates portfelio apžvalgos. Kas nors kartą nagrinėjo šį portfelį, tai žino, kad čia ir po to, kai Ray Dalio perdavė, kaip jisai pats sakė, šio fondo valdymą jaunesniai kartai, tai portfelis iki šiol išlaikė ypatingai plačią diversifikaciją. Jame yra daugiau kompanijų nei pačiame S&P 500 indekse. Todėl visų pozicijų žinoma neaptarinėsime, pasižiūrėsime tik į pačias didžiausias pozicijas portfelyje. Jų šiame saite matome 30. Ir žinokite, to pilnai pakanka susidaryti nuomonį. Aišku, yra saitų, kur atskleidžiamas visas jo portfelis, jūs tą kaip tik ekrane ir matote, aš einu per visą ilgiausią sąrašą, kad pamatytumėte, kokios pozicijos ir kokį svorį sudaro šiame portfelyje. Todėl visai nereikšmingų nevertinkime ir susikoncentruokime į 30 didžiausių pozicijų, kurios sudaro beveik pusę portfelio. Pradžioje pasižiūrėkime, į kokius sektorius labiausiai orientuotas yra šitas portfelis. Portfelio struktūrą aš visada siūlyčiau pasižiūrėti ir kaip prieš akis portfelis, kurio vertė 17,6 milijardai dolerių, tai tik yra įdomiau. Tai matome, kad didžiausias svoris sudaro technologijos 30%, 22% sudaro kita, tai yra fondai, ETF ir panašiai. Tada 10% sudaro ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų sektorius, dar vadinamas ilgalaikio vartojimo prekių sektoriumi. Labai panašus svoris, kaip matome, atitinka ir pirmo būtinumo prekių, tai yra kasdienių prekių ir paslaugų sektoriui. Tada sveikatos apsaugai 7,6%, finansai 7,1%, energetikai skirta 5%, pramonės sektoriui 3,4%, komunalininkams 1,7%, žaliavos 1,5%. Na, o kiti sektoriai sudaro dar mažesnį procentą. Tai matome, kad technologijos sudaro didžiausią svorį, jos paprastai ir būna didžiausias indekso variklis, tai portfelis, kuris dažnai yra vadinamas etalonu, yra nenuostabu, kad jis demonstruoja puikią grąžą, nes jame technologijos sudaro didžiausią svorį. Jeigu nebūtų tiek portfelyje technologijų sektoriaus, klausimas, ar labai pavyktų varžytis su S&P 500. Tada, sakyčiau, yra savotiškas hedžas, nes beveik panašaus dydžio svoris atitenka fondams, ETF-ams. Ir man toks sprendimas pasirodė labai neblogas. Aš irgi jau pradedu galvoti, kad man reiks panašiai apsidrausti su ETF-ais. Tai šios dvi pozicijos matome, kad sudaro pusę portfelio. Ir dabar pasižiūrėsime konkrečiai į didžiausias pozicijas. Pirmoje vietoje yra indeksą sekantis fondas, jis yra pastoviai priperkamas, po nežymiai, bet sakyčiau, pagal visas taisyklės tas yra daroma periodiškai ilgą laiką. Sekantis pagal dydį yra besivystančių rinkų fondas, kas man irgi ilgesnėje perspektyvoje atrodo labai įdomus pasirinkimas. Tada trečioje vietoje Alphabet 4,3% svorio ir Nvidia su 3,8% svoriu. Abi pozicijos per praeitą ketvirtį buvo sumažintos. Na, stipriai išaugusi Nvidia ypatingai sumažinta, net 27,5%. Toliau matome dar vienas fondas, kuris irgi buvo papildytas ir toliau pagal svorį eina kitos Magnificent Seven kompanijos – Meta, Microsoft ir Amazon. Visos pozicijos, kaip matome, buvo sumažintos. Šiaip strategija aktyviai valdomam portfeliu, aš sakyčiau, labai teisinga. Pozicijos, kurios stipriau išauga, tikrai mes galime bent jau dalį užsifiksuoti to pelno.
Nereikia pilnai išeiti iš pozicijos. Tiesiog dalį užsifiksuojame ir gautą pelną mes galime perkelti ant kitų aktyvų. Ir šiuo atveju mes matome, kad stipriau yra supirkinėjami fondai. Bent jau iš to, ką matėme. O toliau eina mažėjančia tvarka Procter & Gamble, Walmartas, Apple, Johnson & Johnson ir AMD. Beje, kas nustebino, kad Apple buvo papildyta pozicija, nes man atrodo, kad Apple akcijos paskutiniu metu auga tik tai dėka to, kad yra vykdomi milžiniški baibekai. Nes verslas auga išties labai jau silpnai, vos po kelis procentus, o akcijų kainų rodikliai yra labai aukšti. Bet pastebėjau, kad paskutiniu metu Apple aktyviau perka kiti gurų, gal jie kažką žino, ko mes nežinome, kad iš tiesų renkasi brangų ir netaip stipriai augantį verslą į savo portfelius. Taip pat šis fondas padidino AMD poziciją, nors palyginus ir netaip ženkliai. Nes toliau jau matome gerokai didesnius procentus, pavyzdžiui, Semiconductor Lam Research ir Constellation Energy Corporation, čia pozicijos padidinimas yra net 300%. Ir nuo čia prasideda pozicijos, kurios portfelyje užima mažiau nei 1%. Tai Vistra, Broadcom pozicijos, kaip matom, padidintos ir taip ženkliai padidintos, kitos netaip stipriai. Taip pat matome, kokios pozicijos buvo sumažintos. Man buvo labai įdomu, kad pavyzdžiui Cameco, kuri kasa uraną, buvo padidinta. Tada įdomu, kad ženkliai buvo padidinta Qualcomm pozicija. Taip pat labai stipriai padidino Morgan Stanley poziciją, bet šito mes jau čia nematome, tiesiog patikėkite mano žodžiu, tą aš mačiau kitame saite. Įdomiausia, aišku, stebėti, kokias naujas pozicijas guru perka. Tai praeitą ketvirtį matome, kad naujas pirkinys buvo Micron Technology, buvo nupirkta 983 tūkstančiai akcijų, kurių vertė 102 milijonai. Tai jeigu Qualcomm vertė yra 128 milijonai, tai galime maždaug įsivaizduoti, kokią poziciją iš karto buvo sudaryta. Toliau buvo jau nebe tokia didelė, bet irgi naujai atidaryta pozicija buvo Alibaba, 512 tūkstančių akcijų buvo nupirkta ir vertė 54,37 milijonai. Ir matome, kad yra investuotojų, kurie nebijo investuoti į Kiniją, statant to, kad galbūt nebus didelių ir sunkių prekybos karų atėjus Trumpui. Ir žinoma, didelė viltis, kad Kinijos akcijos atsigaus, nes Kinija paleido QE programą, ji jau stimuliuoja ekonomiką, tai palaipsniui turėtume matyti, kaip sekasi Kinijos ekonomikai atsigauti. Ir kitas dalykas, į ką aš visada atkreipiu dėmesį, nagrinėdama gurų portfelius, tai yra kokias pozicijas jie išpardavė visų 100%. Tai šis portfelis atsikratė Walt Disney kompanijos akcijomis ir Thermo Fisher. Važiuojam toliau. Kitas mus dominantis guru yra Billas Ackmanas ir jo Pershing Square Capital Management portfelis. Čia jau vaizdas yra visiškai kitoks, čia yra vos 10 pozicijų, portfelio vertė beveik 13 milijardų, tai yra šiek tiek mažesnis portfelis nei Ray Dalio, bet valdomas jau visai kita strategija. Didžiausia pozicija sudaro beveik 13,5% yra Kanados investicijų bendrovė Brookfield. Šiaip visai įdomus variantas, nes kompanija žada, kad ateityje bus neblogi pelno augimai ir Billas šią poziciją atsidarė antrajame ketvirtyje, tada pozicija sudaro vos 2,7%, o per sekantį ketvirtį matome, kad ją stipriai papildė. Antroje vietoje kiek sumažinta Hilton pozicija, tada trečioje vietoje neliesta Chipotle Mexican Grill pozicija, ji sudaro beveik 13% portfelio. Tada kitos dvi pozicijos yra greito maisto restoranų tinklas ir Howard, tai yra nekilnojamo turto plėtros ir vystymo įmonė. Ir štai matome stipriai padidintą Nike kompanijos poziciją. Billas antrą ketvirtį atsidarė Nike poziciją, tuo metu jis sudarė vos 2,2% portfelio, o per trečiąjį ketvirtį jau pozicija yra padidinta iki 11,15%. O mes apie Nike kalbėjomės ne kartą šiame kanale, todėl puikiai žinome, kodėl ji taip stipriai buvo išparduota. Per šios metus ji prarado apie 30% kapitalizacijos. Bet su naujoju CEO manau, kad bus viskas daug geriau su šia kompanija. Matyti ir Billas galvoja labai panašiai. Ir dar, kaip matome, Billas atsidarė naują poziciją Seaport Entertainment Group, tikeris CEG. Tai labai jaunutė, nedidelė kompanija, kuri užsiema restoranų ir pramogų laisvalaikio teikimo paslaugomis. Nelabai dar yra ką apie ją pasakyti, kai įmonė yra visai jaunutė, visai dar mažutė, bet suprantame, kad kai tokie rykliai, kai Billas susidomi tokia kompanija, tai galbūt ir verta dėmesio.
Nors ar mums į tokias istorijas eiti, tai sakyčiau yra didelis klausimas, nes bilas gali siekti kontrolinio paketo, o kaip tada verslas plėtosis tikrai yra labai jau nebeaišku. Bet kas joje yra tikrai gerai, tai kad nors ji yra vis dar nuostolinga kompanija, bet turto balanse turi tikrai nemažai, todėl akcijų vertė yra maždaug lygi pusiai jų turimo turto. Tai štai toks tas Bilo Ackmano portfelis. Pagal sektorius mes galime sakyti, kad ilgalaikio vartojimo prekių sektorius kartu su kasdienio vartojimo sektoriaus atstovai sudaro didžiausią dalį, apie 60%, tuomet finansai beveik 25%, technologijos apie 15% ir nekilnojamas turtas sudaro apie 0,5%. O dabar keliaukime įvertinti Michael Burry portfelį. Čia jau matome dar mažesnę diversifikaciją. Skyan Asset Management portfelis sufokusuotas vos į 8 pozicijas. Jo dydis 83 milijonai. Kad būtų įdomiau, tai aš dabar pradėsiu nuo atsikratytų pozicijų. Per trečiąjį ketvirtį jis visiškai išėjo iš 2 pozicijų, tai yra Hudson, tikeris HPP, ir Biatla, tikeris BCAB. Abi kompanijos buvo nupirktos antrąjį ketvirtį, bet dabar, kaip matome, Michaelas nusprendė jų atsikratyti. Tada daugiau nei per pusę sumažinta pozicija tikeriu ACIC ir lygiai per pusę sumažinta pozicija tikeriu REAL. Bet jos, kaip matome, sudarė tik labai nedidelį svorį portfelyje. Na, o kitos pozicijos buvusios portfelyje, kaip matome, daugiau ar mažiau buvo padidintos. Matome, kad Burry vis dar išlaiko savo statymą ant Kinijos kompanijų. Jis atsirinkęs 3 gigantės, tai Alibaba, JD.com ir Baidu. Pozicijos, kaip matome, buvo ženkliai padidintos. Ir tai, kad Kinijos kompanijos auginančios pelną, vystančios sėkmingai savo verslą dabar yra neįvertintos, tai tikrai niekas nebejoja. Bet tiesiog ne visi nori rizikuoti ir eiti tas kompanijas. Bet čia matome kitokį variantą, žmogus mėgsta rizikuoti. Tai tikiuosi, kad Michaelas ir šį kartą gers nugalėtojo šampaną. Aš pati labai norėčiau išeiti iš kelių kinų kompanijų, kurios vis dar yra minuse. Nors kita vertus, tos, kurios moka dividendus, tai paskaičiavus per tą laiką, kol aš sėdžiu minuse su tomis kompanijomis, tai dividendinė grąža beveik padengia tą minusą. Vadinasi, tuo jau galėsiu išeiti iš tų pozicijų ant savų, kaip aš sakau. O visas kitas turėtas technologijų kompanijas, jūs žinot, aš jau sėkmingai pardaviau, nors irgi buvo momente tikrai labai nemalonu žiūrėti minuso pozicijose. Na, tikėkime, kad ir šitų pavyks išeiti. Grįžkime prie portfelio. Žiūrint į portfelio struktūrą, tai Michaelas stato ant technologijų. Jų portfeliai yra daugiau nei 80%, tada sveikatos apsaugai skiria 12,5%. Ciklinis vartotojų sektorius, čia turime omeny specializuotą mažmeninę prekybą, daugiau luxury prekybą, beveik 5% ir finansai 1,3%. Na ir paskutinis guru portfelis šiandien, tai yra Warreno Buffetto krepšelis, kurį jis valdo po Berkshire Hathaway skėčio. Jo dydis yra daugiau nei 266 milijardai dolerių, portfelyje yra 40 pozicijų. Jeigu žiūrėti į Buffetto portfelio struktūrą, tai beveik 40% sudaro finansų sektorius, apie 30% technologijos, 14% kasdienio vartojimo prekių sektorius, apie 12% energetika ir sveikatos apsaugai, telekomunikacijoms, pramonės atstovams jisai skiria labai jau nedidelę dalį portfelio. Didžiausia portfelio pozicija išlieka Apple, daugiau nei 26% svorio, nors, kaip matome, trečią ketvirtį buvo net 25% šita pozicija išparduota. Antroje vietoje American Express virš 15% svorio sudaro portfelyje, tada Bank of America beveik 12% portfelio. Šią poziciją Warrenas taip pat, kaip matome, mažina, minus beveik 23% sumažino turėtų akcijų paketą. Toliau beveik 11% sudaro Coca-Cola, tada eina naftininkai, Moody's, Kraft Heinz kompanija, na ir kitos jau kiek mažiau portfelio sudarančios kompanijos. Čia taip pat parodyta, kad buvo sumažinta Sirius pozicija, tai yra radio transliuotojų kompanija. Ja Buffettas, priminsiu, pirko 23 metų trečią ketvirtį ir beveik visada pasipildydavo šią poziciją. Ir iš tikrųjų trečią ketvirtį vėl šią poziciją jisai pildėsi, didino. Dar kanale apie tai kalbėjomės, kad spalio pabaigoje jis pildėsi šią poziciją, nemažino. Na, kartais būna, kad įsivelia klaida, norėjau tiesiog, kad žinotumėte, kad būna ir taip. Todėl kartais tenka ir pertikrinti. Aš taip pat pamačiau ir net suabejojau savim,
kaip čia taip, bet tikrai pertikrinau ir variantas yra tikrasis tas, kad jisai pirko Siri poziciją, o ne ją mažino. Bet sumažino Capital One, New Holdings, tai yra skaitmeninis bankas, tada Charter Communication sumažino ir, kaip matome, beveik uždarė Ulta Beauty poziciją, tai yra parduotuvių tinklas, prekiaujantis kosmetika, kvepalais. Turbūt pamenate, kiek intrigos buvo su šia pozicija, nes pradžioje buvo slepiama, kokią kompaniją perka Buffettas, kad tik tai niekas nepultų kartoti jo pirkimų, kad kainos neišpūstų, kol Buffettas pildosi tą poziciją. Ir kai jau užsipildė pakankamai, tada jau visiems pranešė apie savo naują pirkinį. Ir kai tik paskelbė, tai aišku, kad iš karto tos akcijos pradėjo kilti, čia nieko nestebina. Paprastai taip ir būna, kai sužinai, kad toks guru perka. Ir tada daugam norisi toj pat iš paskos irgi tą patį emitentą pirkti. O tuo metu kompanija buvo tikrai labai stipriai išparduota, dar prieš ataskaitą ją labai išpardavinėjo. Aišku, ataskaita ir nebuvo stipri, bet ateities gairės atrodė visai neblogai. Todėl visai nenustebino toks Buffetto pasirinkimas, kai jis pradėjo pildytis portfelį. Bet dabar štai, prašom, parsidavė praėjus vienam ketvirčiui, ir ką tu jam, kaip koks traderis dabar jau elgėsi tas Buffettas, o jeigu rimtai, matyti yra labai rimtos priežastys tam. Dabar pasižiūrėkime, kokias naujas pozicijas šis guru atidarė trečią ketvirtį. Naujai matome dvi pozicijas, tai picerijų tinklo atstovas Domino's Pizza ir baseinų įrangos platintojas Pool Corporation. Labai įdomus statymas, išties nebūčiau niekad iš šitos kompanijos atkreipus dėmesį, bet guru jas kaip tik ir pasižiūrėjo. Ir dar, kaip minėjau, labai svarbu pasižiūrėti, kokias pozicijas guru uždaro visiškai visų 100%. Tai čia buvo kompanijos pavadinimu Floor & Decor Holdings bei Liberty Sirius XM. Ir nors Buffettas yra žinomas kaip buy and hold investuotojas, jis laikomas žmogumi, kuris laiko akcijas daugelį metų, net dešimtmečių, bet kaip patys matėme, pastaruoju metu čia vyksta gan sparti apyvarta tame portfelyje. Portfelis tikrai labai aktyviai valdomas, nuolat perbalansuojamas. Ir tai suaktyvėjo 20 metais, kai šitas guru atsikratė nemažai finansų, vaistų, oro linijų kompanijų, kurias buvo visai neseniai pirmą kartą įsigijęs. Ir matyt, pardavinėti jam visai patiko. Nors, jeigu būti visai sąžiningiams, tai jis tikrai teikia pirmenybę kokybiškų akcijų paieškai, jis ieško neįvertintų kompanijų ir tikrai turi kantrybės laikyti tas kompanijas ilgai. Pavyzdžiui, Coca-Cola jis nusipirko ir laiko nuo 1988 metų. Nuo 2001 metų jam priklauso American Express, o nuo 2016 metų jis yra Apple akcininkas. Ir kadangi pozicija paskutiniu metu labai stipriai išaugo, todėl kažkiek jisai fiksuojasi, nėra čia nieko neįprasto. Tai buvo viskas, kuo norėjau šį kartą pasidalinti, tikiuosi atsirado naujų minčių ir idėjų portfeliams. Žinoma, kopijuoti šių sandorių nereikia, bet sekti, pasižiūrėti, ant ko stato tikrieji, jau laiko patikrinti investavimo guru tikrai verta. Ačiū Jums, kad buvote kartu, iki kitų susitikimų.